Gal žinote, kiek Klaipėdoje yra fontanų? Būtų įdomu, jeigu suskaičiuotumėte komentaruose. O kol skaičiuojate, dalį iš jų mes aplankysime ir parodysime jums. Pasilikome pareigą parodyti visus Klaipėdos fontanus ateičiai. Tad šį kartą pafilmavome tik dalį iš jų. Bet labiau gaila, jog pasitraukus šiltiems orams, ne visus fontanus mums pavyko užtikti veiksnumo būsenoje. Tačiau tikimės parodyti ir tokius, kurių galbūt nepastebėjote Klaipėdoje esant, net jeigu jūsų šaknis patenka į paleontologinį klaipėdiečių metraštį. Kai kurie iš šiame video pateikiamų fontanų mena praėjusio amžiaus ištakas, tačiau įamžinome ir Neringos skvere dar šį rudenį pradėjusi veikti naująjį fontaną, kurį ypač pamilti spėjo mažieji klaipėdiečiai. Ruduo matyt ne pats geriausias metas pasidžiaugti fontanais, tačiau prisiminti, ką turime geriausio galima visais metų laikais. Tad ir šiame video tikimės jūsų patiktukų ir atsakymų į klausimą, kiek anot jūsų Klaipėda turi fontanų. Tad nepamirškite rašyti komentarų. Ačiū, kad esate kartu su Klaipėda.